Na va, atėjo didi valanda, atvažiuojame į mums paruoštą laimės ratą. Oi, čia dar visokių pašalinių bus. Nu, ką darysi, ką darysi. Gerai. Taip, iškart muštynės tokią dieną. Muštynės, nu. Einam vidun, nėra kada čia su jais. Taip, šiandien mūsų žaidime loterijai dalyvauja pavaduotojas, direktorius ir liudininkas. Liudininką pasiėmėm tam, kad viskas būtų crystal clear. Viskas bus teisinga. Mums čia viskas išnuomota, čia turėjo tų išvis žmonių nebūti, nu bet alkoholikai jie tokie, visur randa būdus praeiti įeiti. Dar kažkas vabėga. Ar čia gal ratą paleido? Ne, negali būti. Taip. Loterijai, kaip jau sakiau, dalyvauja 202 bilietai. Jo, karibabose. Gerai. Taip. Matau visų vardai iškabinti. Tada, kaip sakant, einu pradėti sukti Dar ratą. išjungta? Taip. Čia turime visus bilietus sukabintus. Viskas kol kas eina iš eilės. Reikia truputį sušaflint, kad viską pasimaišytų. Ir taip, sukame dėl pagrindinio prizo. Opa. Važiuojam. Pagrindinį prizą drift automobilį laimi. Tadadam. Gvidas Margenas. Petriukai, užsirašyk. Gvidas Margenas. Pirma vieta. Prizas pirmas. O, blet. Jo, labai netikėta iš nedidelio kiekio bilietų Bravo, Gvidas. Gerai, taip, einam Gvido bilietus dabar išmesim. Visus, kad nelaimėtų antro. Gerai, sukame antrąjį prizą. Motociklas Šotaro. Geltonas, gražus, vyniojam. Ir... Petriukas Mitas. Petriuk, nu ką sveikinu, laimėjai motociklą Šotaro, geltoną greitą. Užsirašei, nepamirši? Alio. Petriuk. Nu. Užsirašei, nepamirši, tu laimėjai motociklą Šotaro. Opa! Bravo! Užsirašiau didžiausią. Gerai, žiūrim, kas laimėjo triratį, einu žiūrėt. Išimam Petriuką iš rato, sukame trečią prizą, triratį motociklą. Ir taip. Klemensas Klemsas. Taip, girdi? Taip. Klemensas Klemsas laimi triratį motociklą. Jo, Bravo. labai netikėtas rezultatas, kadangi buvo vienas dalyvis su 59 bilietais ir jisai nepapuolė. Bravo, reik paplot. Pasiplojam. Gerai, tada galim judėti atgal į bazę.